Labas rytas. Kur varom? O čia duris kokias buvo, kas buvo. Mes Ispanijoje. Pavyko ištraukti Jokūbą. Aš noriu Christmas feeling pajaust. Aš noriu šventę švęsti. Lietuviška morka tai oira. Daiktas. Bet va morka pamirkai užšakartam šokoladę. Labai gerai. Nuklojau stalą maistu čia mums. Kas čia pas tave? Kiaulės nosis. Pasiūna šonkauliukai. Jo, aš to kojomis. Man seną ožką atnešė su česnaku. Maistas tiesiog maistas. Okay. Nebuvo nieko pats. Okay. Nusipirkom vandens, ramenų, kažkokias duonas, kiaušinių, šokolado ir tuno. Dešros tuno ne. Nu va, brangioji, čia kažkokių senelių namus mums užpokino. Bet pažiūrėkit, kokią čia bažnyčią jie turi. Eikt. Šitą nerėkaut. Jauna miegos viršui, pačio Jokūbas. Ten mes subrangėję. Turim balkoniuką. Čia virtuvė, kepsim steiką. Ir sanmazgas. Labas rytas, sako mums Ispanija. Štai, nuo ryto, kas ką nori, tas tą daro. Kas dirba? Atsiprašau, aš nenorėjau dirbti. Nenorėjai, bet reikia. Matai, kažkam reikia pinigus išdirbti. Kas ruošia bomž paketus, kas dar lovai kraštasi, kas kiaušinius kaitina. Turim išnuomot automobilis, didesnį ratą, automatinę, varysim į kalnus tada. Sudylinam su Jokūbu gerą kainą automobilę, tai galėjom savo leist biškį ledų pasiimti. Jokūbas paukščių valdovas yra. Atrado pasakojų taką. Čia Jokūbo liuksas įluka. Tu šitoj pusėj filmuoji? Šitoj pusėj filmuoji. Aš Kiek vykę į Benalmadeną? Aš čia trečią kartą, tai esu praktiškai ekspertė šio miesto. Noriu vaikams parodyti ir vyrui. Cable car, labai graži vieta. Kai atostogauji su vaikais, visą laiką privaloma sustoti štai tokiose vietose. Juna tai aišku jau turbūt nebelips čia. Ar lipsi dar? Siminėjom nuo bankomato pinigus, nes kas nepasakė, tai yra aš, kad grynų pinigų reikia čia pasiimti. Tai bilietus Cable car pavyko nusipirkti, norėjo, kad mes ir leistume žemė ir 7-6 eurus tada kainuotų. Mes kadangi patys turim kojytes ir galim nulipti žemyn, tai mes tik paklysim į viršų, tai sumokėjom man jau kiek? 46 kažkas. 46 eurus, taip. Paukščių pasirodymas veikia, jis 15 valandą, 3 valandos, tik tai eilė čia yra ir jeigu bus stiprus vėjas, koks šiaip yra dabar, tai paukščiai tada neskraido. Aš laikau kumščius. Už paukščius.
we don't want her to scratch you. As you can see, they have long legs around the talons, and that's why they can run very fast and really funny with everything. Because they have like two stomachs. They eat everything, and tomorrow in the morning they will throw a pellet with all the things they cannot take tierra. Y fueron criados aquí en la fundación. Ellos todavía Ir jūnas están suslieku descubriendo, pero la rankose. verdad que lo están haciendo muy bien. Tu O, hermano, išmetė. ellos Oba, Los pagavo. perritos que están para hacer Yes. movimientos de hasta 360 en el aire en casa de cualquier vuelo. Y por lo tanto le va a costar algo más. Lo que vamos a hacer mientras es entrenar a una de las aves. ¡Ah, no! Thor está allí. Ok, Thor is over there. He climbing another place of the mountain, but he's a professional bird. Now look at him, don't look at me. Ahora mirar al pájaro, no me miréis a mí. Bueno, le damos un bonito aplauso. 20 años volando todos los días. Bueno, ahora, Aš drąsuoliai iš Verminguolį nusipirkom tik vieną pusę keltuvo bilietus. Ir taip gavosi, kad pasižiūrėjom tą paukščių pasirodymą, visiems labai patiko, paplokit vaikai. Šiaip labai apskritai pasirodymas. Žiauriai. Ir galvojom, kad mes šiek tiek per plonai esam apsirengę su šartukais, tai nusipirkom bilietus ir atgal leidžiamės irgi už 47 Dabar norėjau eurus. normalaus žydžio nusileidžiant, nes aš vienintelė normaliai apsirengiau. Bet ne, visiems šaltai. Nes tiesiog kelių neradom šiaip. Nu ir nelabai aišku, per kur ten nulipinėti reikėjo. Labai gražu. Gerai, Jokūbas renka mums restoraną šiandien. Jo. Čia dabar valgysim picukę. Bet nieko ypatingo, tiesiog picos, makaronai ir lazanijos. Į marketuką užsukom ir kaip visada, be kokio 30 eurų niekai. Aš norėjau pasakyti apie aprangą šiuo metu sezonu. Tai žinokit, su šortais neverta eiti į lauką. Šiandien mes išėjom su šortais. Buvo šiek tiek vėsoka. Bet dabar, kai lindom į savo striukytes, mums dabar labai yra gera, nes saugiai jaučiamės susituloję tokie. Okay, mes bandysim pasiekti va tą apžvalgos ratą. Jeigu pasieksim, galėsim pasimėgauti juo. Tokį prisiminimą, kad mes su panelėm mokėjom po 15 eurų už pakilimą į šitą nuostabų O mes po bokštą. 7 visi 28 Ir eurų. po 7 eurus. Gal čia ne sezonas? O, pasižiūrėkit. Reikia eiti išbandyti. Nieko nebus. Šūdo gabalas iš tikro. Te. Sveiki visi, tai mes paliekam pensionatą mūsų. Šiaip šitas hotelis buvo tikrai labai fainas, bet pasienį nesimaudėm, nes buvo per šalta iš tikrųjų. O pasirodė šilumą. Tai dabar važiuojamės... Mama, kur važiuojame? Dabar važiuosim link Rondos. Pakeliui gal kokį haiką praeisim. Arba važiuosim tiesiai į Rondą, dar nežinau. Arba tiesiai Rondą. Sugalvosim dar. Iš pradžių mašiną pasimsim, ne? Ai, nu jo, dar mašiną pasimsim, nes nevažiuosim ant kojų. Ok, tai labas rytukas visiems ir iki greito. Atėjom iki automobilių nuomos. Tai lygtais mūsų Mitsubishi turėjo būti betryža. Nu, žodžiu, numetėm čia savo daiktus. Išsiaiškinti. Čia išsinomavome 2 savaitėlėms. Nu, triperiukas,
Kempingukas mažas, nieko nėra jame. Nesmagu važiuoti su tokiu. Gerai, varom Lidlintis. Pirksime, aišku, kad čia. Nes vienintelė normali parduotuvė, nes jie visi tie supermarketai Ispanijos, tai yra tokie miniatiūriniai, nėra ką pirkti. O čia mūsų pirkinukai kūčioms ir galimai kalėdoms, nes jeigu kartais netyčia. Tu nuo kepsniukus vartosi. Jo, kalėdoms. Jeigu netyčia nerasime kur pavalgyti, nes mačiau, kad šiaip visur restoranus jau reikia rezervuotis, labai daug kas nedirba, bet mes va išgyvensim su bomžpakiais visokiais ir daug bandelių. Reikia padinguoti, kai gauna važiuojam su tam mašinu. Nes čia žoliapivės variklis įdėtas. Mūsų mašina tokia sunkiai traukianti, bet tikimės, kad jinai mus veš šitą maždaug suplanuotą 1000 km. Tai va, dabar toks mūsų planas. Važiuojam į Rondą, ką tik užbukinau nakvynę už 80 kažkelis euriukus, be su parkingu, tai viskas fais. Ten galia visada maždaug taip. Prieš Rondą dar užvažiuosim į tokį haiką, Las Forales, berods, ar Las Fores, man atrodo. Ką norėjau pasakyti, kad mes šį vasario mėnesį dar čia buvom ir atskridom į Malagą, bet tada pasirinkom visiškai kitą kelionės maršrutą, tai malėmės aplinkui. Ir padarėm keletą tokių nukrypimų, kaip pavyzdžiui kėlimasis į Afriką. Stabtelėm gražių ir didelių paukščių rėkykloje. Apžiūrėsim, kas ten per objektas. Tai čia gal turėjo būti kokia pakelės užeiga. Atidaryta? O, geras. Durys kokios pažiūrėk gražios. Ieškom, kaip į viršų užlipt. Kur tu esi? Kur tu esi? Ieškom, kaip į viršų užlipt. Nes ten iš viršaus reikia paukščių stebėti. Komunikacijų anga. Kažkur čia, Jokūbai, užlipsim, žinok. Nepateksim jau čia ant viršus. Kiaulės. Ką juodos kiaulės. Ir kaip bėgioja, žiūrėk, kaip gazelė. Na ką, pradėsim kūčių haiką. Startuojam miestelyje. Šiek tiek buvom pravažiavę, nuvažiavom iki kiaulių. Bet nieko baisaus, grįžom atgal. Matėm juodas kiaulės. Aš pirmą kartą mačiau juodas kiaulės. Jos tiesiog nešvarios, brangioji. Štai judam čia nais. Ruta de las Horeras. Papirkė atleisti įdomu. Taip, šiai kelioniai turim iššūkį, kadangi visi lietuvaičiai labai mėgsta investuoti dabar Ispanijai. Tai mes irgi nusprendėm, kad surasim nekilnojamą turtą, kuriam galėtumėm apsigyventi. Tik tais tiek, kad Ispanija yra daug paprasčiau, viskas nieko čia pirkti nereikia. Jeigu radai, ten nieks negyvena, nueini savo ir gyveni. Tomečiai jie taip. Uzurpatoriai vadinasi tie, kur apsilanko. Į mane kamera dabar. Atsakai? Atsakau. Aš apie aprangą vėl noriu pasakyti. Mes dabar tokie full dressed. Bet iš tikrųjų tai karšta mum. Bet, o jeigu bus šalta, tai turim tada apsirengti. Jūna iš viso sužiemė, net kukinės triukai eina. Pamoka iš vakar. Visur mes sugebam susirasti draugų.
kad ir ten, kur nėra žmonių. Apelsinas irgi labai skanus. Mandarinas sakau. buvo dieviškas, Mandarinas tai labai geras. nes vogtas. Čia gal sarginė katė yra, kad mandarinų nieks nevogtų. Čia lydinti katė, palydi turistus. Kompanionas prisijungė prie mūsų. Tai katėtų iš to. Jo, prieš tai buvo katytė, dabar šuniukas. Fainai. Taip reitą kartą biškutį nepavyko, įsidūriau ranką, bet dabar galiu pasakyti, kad ta vieta iš tikrųjų nuostabi. Miškutis tu. Taip, apibendrinam haiką. Prasideda jis ten prie balto namo. Ten kažkur yra pirmas kriaklys. Tada taip gražiai eini, praeini pro vat tuos laiptus, lipi žemyn iki antro to krioklio. 2 km, 200 metrų atstumas. Toks vidutinio sunkumo. Bet su vaikais puikiai įveikiamas ir į krioklius įlipamas. Tai easy. O dabar yra bandelių valgymo stotelė. Stotelė yra labai graži. Čia yra medžių daug liemenukų nunerta. Ir mandarinų, ne tik bandelių. Gana ištaigingai atrodo, klausykit, čia kaip kokia ranča galėtų būti. Buvo kažkada baras, restoranas. Tai tu įsivaizduoji, čia nieko nereikia mokėti. Fontanėlį turi. Gali. Gėnivą. Va, paimti apsigyventi ir viskas. Nu kas, sveiki atvykę? Čia turėtum kaip salūnė išspirt duris. Vienas parašytas disfrutas solo hay una vida. Ką tai reiškia? Mėgaukis, nes turi tik vieną gyvenimą. Čia kokia pokylių salė buvo? Ar čia pokylių salė? Ar ir ten, ir ten? Čia šokis. Čia šokių salė, gražu. Koks vaizdas. Sėda daug natūralaus. O čia žiek nuotekos buvo išleidžiamas, va. Tai ten jas tekėjo, va tenais man nuotekų valymo įrenginys turbūt kažkoks yra. Neįtikėtina. Baliambo šitą tai užskaitau, geras, ne, objektas. Nieko daug nereikia, biškį kosmetinį remontuką čia padažyti, va ten va, čia pavalysim. Ir viskas, galima gyventi. O, žiūrėk, dar apskaita yra. Elektrą įjungsiu intą ten, žiūrėk, kaip lemputės užsidegs. Diskoteka. Ne.
prie bariuko. Ok, apžiūrim. Svetainė. Čia vaikai gyvens. Virtuvės zona kokia, ką tu? Sanmazgas. Turim miegamąjį normalų vieną. Ir dar su vienu sanmazgu. Centrinė aikštė. Vargstam, jau kokią valandą ieškam veikiančios desertinės, nes norėjosi. Ir va čia dar vieną užsiokinom. Nu, išsirink. Išėjom į rondą pasivaikščiot. Netikėk, ką priešai suos. Čia ronda. Todėl uždegite aplink. Eik tu, kiek čia jų. Ale čia ne čiuožykla, čia. Aš noriu jums pristatyti ispanų kūčių tradicijas. Tiesiog eiti gatvę ir eiti barus. Eik tu, peklon, ką ten darot? Bet veiksmas tai ten.